Dėmesio, jeigu nebūtų kalbama apie intuiciją. Kojos trepsėjimas atėjo, kai jo kaimynas paprašė paskolinti pinigų. Ir sako, kažką, dėl ko reikia paskolinti, ir sako, netikiu aš jo. Bet, kaimynas reikia paskolinti, sako, paskolinau, iš tikrųjų, ne tam buvo išleisti pinigai, kadangi kaimynas sužinojo ir negrąžino laikų pinigus. Bet jis, kadangi apie intuiciją mes kalbam, kad kūnas gali kalbėti, japonai netgi turi tą išsireiškimą, kad pilvo kalba. Išmokyt klausyti savo pilvo kalbos. Intuicija pasirodo šneka labai dažnai ir per saulės rezginį, ir per bambą gali šnekėti. Gali atsirasti nemalonus labai pojūtis kažkur kūne, bet į tai atkreip dėmesį. Seminaras moko, atkreipkite dėmesį. Nuo to laiko, kai tik tai jam pradėdavo koja drebėti, žinodavo, žmogus meluoja šalia. Ir kelis kartus tikrino, nes reikia patikrinti. Gauni informaciją, nesustojom ties tom. Gauni simbolius, gali gauti kažkokį kvapą, skonį. Gali atsirasti nemalonus skonis arba malonus. Gali atsirasti kažkoks garsas. Gali atsirasti kažkoks muzikos fragmentas, malonios arba nemalonios. Tiesiog atkreip dėmesį, kad tai yra ženklas, tavo intuicija. Tavo intuicija taip gali šnekėti su taip. Tai ne vienintelė kalba, bet tai gali būti toks intuicijas, reikia mokėti tos simbolius iššifruoti. Ir paskutinis, kas yra būtina daryti, bet aš vis dar nesugebėjimą susikoncentruoti, patikrinti, kaip veikia intuicija. Dar pačioj pradžioj parapsichologinės praktikos, kai aš buvau žalia, tai prieš 25 metus buvo kursai pirmieji, ir buvo labai stiprus vyras, su labai stipri aiškiaregystės dovana. Ir jis sako, Liuda, aš mačiau tą ir tą, o mes su juo taip pasišnekėdom, pirmieji kursai kažkokie dar ten buvo. Aš sakau, patikrink, nes man taip neatrodo, bet aš negaliu uždaryti jam sakyti, aš čia geriau matau arba žinau nieko, laikas patikrins. Jis matė kai kurios dalykus, kuriuos aš net neįvardinsiu, jie neįvyko. Taip jis tikrino, 5 metų bėgė, jis tikrino savo intuiciją. Jis labai tikinti žmogus. Ir čia jam noras rezultato arba iš ankstinės baimės, iš ankstinės žinojimas, kad gali pasikesinti į kardinolą Sladkevičių, pavyzdžiui, arba dar ką nors. Jo baimės, jo gyvenimo filtrai neleido jam adekvačiai suvokti informaciją, kurią jisai gavo. Reiškia, filtrai gali būti labai rimtais trukdžiais. Pasipiktinimas krikščionybė arba dar kom nors. Taigi tai yra mūsų kultūros dalis. Kaip galima išgirsti iš kažko, kad reikia deginti bažnyčias. Tegul būna bažnyčios, tu turi savo, bet žmogus išgirdo ir patikėjo. Tai šitoj vietoj labai svarbu yra ta savianalizė arba, kaip aš sakau, rinkti statistiką. Tiesiog daryti daug pratimų, dirbant su intuicija ir surinkti tai. Kas vyksta su, reiškia, pernelyg didelis atvirumas. Dėl ko aš sakiau apie dabartinį, reiškia, 21 amžių. Labai intensyviai dirbam įvairiom kryptim, labai padidėjo informaciniai srautai. Mes pereinam į tą taip vadinamą postinformacinę visuomenę ir pernelyg didelis užimtumas, tai labai daug informacinių šiukšlių. Mes nesugebam, vėl grįžtam, susikoncentruoti. Šitoj vietoje reikia pasakyti tiesiog stop. Dirbant su intuicija reikia surasti laiko tam. O paskui jau veikia. Žmonės praėję šį seminarą teigia, kad jų intuicija padidėja. Aišku, niekas su manim nepasidalino dar milijonų, kadangi sąlyga yra tokia pabaigoje, kad 10% mokytojų, jeigu bus didelis laimėjimas. 10% negavo, tai taip suprantu, kad dar niekas nelaimėjo loterijai milijonų arba milijardų. Bet tai, ką mes tikrinom, iš tikrųjų grąžino žmonėms pasitikėjimą. Pas mane psichologė, kuri
yra habilituota daktarė ir taip, nesakė, Liuda, jeigu aš savo pasakyčiau, reiškia, tiems kolegoms, aš girdžiu balsus. Bet tai buvo būtent seminaro eigoje. Kaip buvo, mes dirbom su intuicija ir klausos kanalu. Sako, man šneka ir aš negaliu patikėti. Aš visą tai pasakoju, tai yra, tai egzistuoja, bet su tom reikia dirbti. Reikia išmokti atsiriboti. Nes kai tu esi per dideliam užimtume ir esi bėgime, toks truputį jovalinis tavo pasaulis, nebandykit intuiciją įjungti iš karto. Jei reikia bent akimirkai sustoti. Ir dabar aš jums labai paprasta, kadangi aš labai praktikas žmogus, seminarai pas mane praktiniai, mes dirbam, aš tiesiog su jumis dalinuosi, reiškia, tą teorinę medžiagą, kuri iš seminarų jau aš turiu. Ir man tai labai įdomu, kaip žmonės tą intuiciją veikia ir kad dabartinis jaunimas žymiai geriau jaučia tais fibrais. Mes vadinam, reiškia, indigo vaikai ar krištoliniai vaikai, jų jautrumas padidėja, jų atžna iš tikrųjų veikia, pulsuoja stipriau. Tai aš siūlau padaryti mažą pratimuką, kuris galbūt jums duos galimybę naudotis intuiciją. Arba atves į seminarą. Man tai labai įdomu, tada seminaras, medžiaga įdomi, įdomus tas nustebimas, kai žmonės sako, oi, veikia. Gali veikti per nemalonų prisiminimą iš vaikystės, pavyzdžiui, skausmas šone kur nors. Kai buvo avarija, buvo skausmas šone, tai liko pasąmoniai. Ir bet kokia avarija galima, šonas pradeda skaudėti. Jis šneka su tavim, tu dar nemoki tiesiog išgirsti. Labai daug kas iš žmonių sako, oi, aš žinojau, kad taip galėjo būti. Kodėl aš neklausiau savo balsą? Ypač verta sustoti, kai yra esminiai. Tai, kai tarytum kužda vidinis balsas, taip, nedaryk taip, netekėk už to vyriškio, arba nedaryk šito žingsnio, arba važiuok į Angliją, arba nevažiuok. Yra labai esminiai sprendimai, kai žmonės yra pasimetę. Yra galimybė sustoti ir pabandyti išgirsti intuicijos kanalą. Per jį šneka su mumis viršsąmonė arba dvasinis tas aukštesnysis pradas. Labai paprastas tam, bet aš paminėjau visas sąlygas, mes dar kartą pereinam, aš pakartoju. Reiškia, turim, kad fizinis kūnas, mūsų fizinė plotmė, būtų atsipalaidavusi. Pirma sąlyga – pasiekti vidinę tylą. Tam, kad kūnas būtų atsipalaidavęs, mes jį specialiai dirbtinai dabar įtempsim. Taip. Įtempiam, kaip kojam spiriat žemę. O, taip. Labai gerai. Darykit, nes labai įdomu, kas iš to gausis jums. Ar reikia atsistoti? Ne, sėdėti. Gerai. Ir dabar, taip, tiesiog kvėpuojant, įsiklausykit į savo kūną ir duodat jam komandą atsipalaiduoti. Atsipalaiduoja kojas, dešinė koja, kairė koja, dešinė ranka, kairė ranka. Pilvas, kuris apsaugo visą vidinį fabriką. Su meile ir dėkingumu savo. Atpalaiduojam. Atpalaiduojam veidą. Ten yra daug labai kaukių įvairių. Pavyzdingo darbuotojo, pavyzdingo vaiko, mamos, tėvo ir taip toliau. Atpalaiduojam. Ir susikaupiam ties vidumi, nurimstam. Įsiklausom į savo kvėpavimą. Ir tada užduodam klausimą. Klausimas gali būti šį kartą, aš jums pasakysiu klausimą. Kitą kartą jūs patys sugalvosite klausimą. Ar labai dideli šalčiai bus šią žiemą? Ar labai šalta bus žiema? Kokia žiema mūsų laukia? Ar labai šalta? Atsakymas tik taip arba ne, bet aš jūs prašau įsivaizduoti šviesoforą. Ir pamatyti, labai ryškiai dažnai pamato raudoną spalvą, oranžinę arba žalią. Tiesiog galit nupiešti viduj. Tai nesvarbu, tai pirmas pratimukas, paskui gal išmoksit su to
pratimų dirbti ir priimti kažkokius sprendimus, jis jums gali padėti. Jūsų gyvenime tai yra intuicijos vienas iš tokių labai stiprių pratimukų. Taip, viskas, grįžtam. Ir dabar kas pamatėt raudoną? Pakelkit, prašom, rankas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. O kiek žalia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jūs ir raudona ir žalia? Gerai. O kas geltono pamatė? Aš kartu raudoną ir geltoną žydėjau. Aha, tai dabar paaiškinsiu. Kai mes pamatom, aš mačiau, kad pora žmonių. Taip, kai mes pamatom raudoną, tai yra ne. Jūs žinot, visi vairuotojai ir nevairuotojai žino. Raudona ne, žalia taip, oranžinė sustok, pagalvok. Nežinia kaip, bet pagalvoti. Sprendžiant savo problemas, jūs galite naudoti šitą metodą. Tiesiog jis, aišku, nekorektiškai dabar mes atlikom tą pratimuką, bet aš jums sakau, turi būti atsipalaiduoja kūnas ir vidinė tyla. Tai yra labai svarbu. Vidinė tyla, tai visos mintys tiesiog praplaukia. Atsiranda netgi spalva vidiniam ekrane. Mes visą tai aptariam seminaro metu, kadangi čia ne seminaras, o tiesiog apie tai, kad 21 amžiuje, apart šalia technokratinės visuomenės, vystosi ir žmogaus savybės. Todėl dar nereiškia, kad mums bus įstatyti implantai ir mes būsim visur fiksuojami. Mes turim 6 centrą energetinį, 3 akį, kaip tai pavadintum, adžną. Mes turim galimybę, žmogus tai turi. Tai žmonės praėję šį seminarą teigia, kad jų intuicija padidėja. Šiaip apie seminarą galiu daug pasakoti. Ar yra klausimų? Ar klausimų? Taip. Jūs pasakojate apie žmogų, kuris 5 metus tikrino, ar atsitiks su įvykiu, kuris matė. Taip. Aš galiu pasakyti pagal save, savo aš nieko negaliu pasakyti. Žinau kažką, ir terminai visada atsivėsiu. Savo ne, kitam gali. Ir toliau klausimas būtų toks, noras rezultatą. Neimkim mūsų kažkokius stiprius, bet imkim paprastus žmonės. Tai ta pasąmonės tos knygos, pasąmonės galia ir visa kita, kiek šitas duoda rezultatą. Ar gali iš tikrųjų žmogus, didelis noras rezultato kaip tik pritraukti siekti. Čia pas jūs parodyta, kad filtras kaip tik užtenka. O paprastam žmogui, ar gali duoti rezultatą? Tas didelis norėjimas, daug kartų kartojimas informacijos. Mes kalbam truputį apie skirtingus dalykus. Intuicija tai yra... Taip, aš apie pasąmonę. Taip. O apie sąmonę ir pasąmonę, taip,